Labadiena. Vilniaus miesto Lopšelis darželis Pelėda, bendradarbiaujant su Vilniaus miesto švietimo skyrium ir viešąja įstaiga Vaikų ugdymas, kviečiame į konferenciją, kuri vyks lapkričio 26 dieną 10 val. Vilniaus miesto savivaldybės salėje. Darželyje sukaupta ilgametė patirtis, kurią norime pasidalinti konferencijos metu. Konferencijos tikslas – atskleisti šeimos ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų bendradarbiavimo esamą situaciją, galimybes ir tobulinimo prielaidas. Labadiena, pedagogai, tėveliai ir mokslininkai. Bendradarbiaujant kartu su ikimokyklinių įstaigų pedagogais ir tėveliais gimė bendra idėja ir norime pakviesti kartu su Lopšelio darželiu Pelėda į Respublikinę ikimokyklinių ugdymo įstaigų praktinę ir mokslinę konferenciją, kurios tema šeimos ir ikimokyklinių ugdymo įstaigų bendradarbiavimas. Manau, konferencijos metu galėsime pasidalinti tiek praktinėmis idėjomis, tiek nuveiktais darbais, tiek parsinešime ir pasikeisime savo turimomis įžvalgomis. Tai labai visų laukiame ir visus kviečiame. Thank you.